Ragaukim žalio vyno, kol rasa nesugadino, gera bus. Gera bus. Wow, šiandien saulė išjudėkim ir visai nebeskubėkim į namus. Tai mes atvykom iš terapinio ugdymo centro. Šiandien galvojom, kokias veiklas atsivežti ir kaip čia kažkaip pradžiuginti ir kad įdomu būtų. Tai mes ir su savo vaikais stovyklos esam darę knypo taką, tokį patyriminį taką per įvairias skirtingas tekstūras, kur eini. Tai šitą veiklą darėm ir buvo panašu, kad kažkam patiko, kažkam gal nelabai. Tai daug kartų ėjo. Jo, tada darėm nusiraminimo žaisliuką, tai į balioną dėjom krakmolą, kruopas įvairiausias, kad irgi vaikai galėtų, ar net ir tėvai turėti ir spausti. Kartais tai padeda nurimti. Taip ir išsipaišė tam vaidukus, plaukutis pasidarė. Taip. Ir taip, o po to mes turėjom muzikinį ratą, mes irgi turim. Dažnai muzikos terapeutai pas mus irgi dirba, tai jie būna veda, tai pas mumis toks improvizuotas, nieks iš mūsų nėra muzikos terapeutės, bet su instrumentais ir pagrot vaikam ir išreikšti jausmus ir tada visiems kartu kažkaip padainuoti, nes atrodo, kad sujungia tą veiklą. Taip, ir pabaigoje turėjom meditaciją, kur tiesiog nurimom, klausėm ir... Ir jaudinomės ir nerimavom, kaip seksis ir ar patiks ir ką atsivežėm, bet aš kažkaip... gal kontraste negu tikėjaus, bet gana ramiai jaučiuosi ir man kažkaip buvo gera čia būti, tai nežinau, čia kaip visada tais atvažiuoji kažko duot, išsiveži pats. Man atrodo, kad tai yra svarbu, ypač gal net vaikų skyriuje, ką mes girdėjom, tą visą energiją, jėgą ir žaismingumą pabūt, kur, man atrodo, yra tikrai sunku būti. Rytoj skrisim, šiandien būnam čia ir dabar. Rytoj skrisim, šiandien. Tai dėkinga jaučiuosi, kad šiandien čia galėjau atvykti, man atrodo, būt kartu, dainuoti, nežinau, daryti tą knypo taką ir šiaip su kolegom atvykti šitą vietą, man atrodo, toks stiprus team buildingas. Aš linkiu ir man atrodo, kad turi čia, mačiau kaip ir patys ir vaikai, kaip bendrauja ir tėvai, tai atrodo, kad čia yra apie sunkius dalykus, kurie vyksta jiem, bet kad yra bendrumas ir bendrystė, tai man atrodo, kad kažkaip išlaikyti tą, nes man atrodo visus sunkius dalykus gyvenime lengviau pereiti ar išbūti, kai ne vienas turi būti, kažkaip linkiu tą bendrumą turėti, patirti ir atrasti. Sveikatos noris linkėti ir kad mes darėm muzikos tą ratą ir kad galvom, kad esam prie jūros, tai kad pavyktų vasarą nuvažiuoti prie jūros ir gerai išsitaškyti bangose, tai tokį linkėjimą. Tai norim padėkoti Vaidui Barakauskui už tai, kad galėjom ir matėm ir kaip vaikai džiaugiasi ir gavo ir dovanų ir kad iš vis yra paramos ir gali vykti. Ir mes galim atvykti ir gali gauti ir nudžiugti vaikai.